Taip, sulaukiau klausimo ir aš tikrai stengsiuosi jums visą laiką, rašykit mielosios ir aš jums tikrai atsakysiu. Norėčiau jūsų paklausti, jeigu suknelė su plonom petnešėlėm arba kokią liemenėlę reiktų dėvėti, kad nesimatytų liemenėlės šleikutės. Tai iš tikrųjų yra istorijos, aišku, šiandien vėl tokia sportiška, mano kariška misija, aš žinau kodėl ji, bet ne apie tai. Kaip matote, aš petnešėlės, plonos petnešėlės, kaip matote, aš liemenėlės nevilkiu. Tai aišku, tai galbūt mano yra istorija, bet aš renkuosi moteris priglūdusias sukneles ir man tas audinys tarsi prilaiko mano krūtinę. Aišku, jau nekalbant apie tai, čia vėlgi mes esam pakviestom į pačio kūno stiprinimą, ko mūsų kūnas stipresnis, krūtinės lasta, rankytė, petukai, raumenukai, to mums tarsi ir tą krūtinę prilaiko ir tarsi kaip ir galime mes vaikščioti ir be liemenėlės, bet žinote, metai, dydis, ten svoris, labai daug čia yra istorijų, apskritai liemenėlė, krūtinė yra jautri moteriai tema, aš šitą temą tikrai galiu labai daug pasisakyti, nes esu praėjusi didžiulį kelią, bet ne apie tai. Tai dabar taip, man asmeniškai tos, kur petnešėlės plasmasinės, tai yra tikrai negražu. Tai arba kas, arba suknelė, tai yra labai daug suknelių, kur tarsi jau yra įformuota liemenėlė moteris ir tikrai nieko nesimato, o dar kažkas tai kvarbatytė, irgi pavyzdžiui yra jau labai gražiai atrodo krūtinė, labai skaniai ir jeigu mažesnė krūtinė, irgi labai gražiai. Žinot, labai įvairiai, žiūrėkit, pavyzdžiui, tokia suknelė, netgi nereikia liemenėlė, žiūrėkit, kaip jinai susiūta. Tai va, aš žaidžiu su tokiom panašiom suknelėm ir aišku, tai dar yra, jeigu spalvos raštai yra tobulai, o kada yra per čia, tai tikrai liemenėlę vieną pasiimate ir čia susiusivat per kaklą, tai prie visų šitų suknelių ir jeigu dar audinys yra jisai kažkoks tai margas, tai tobulai irgi krūtinėje. Ir aišku, yra čia tų ir tokių liemenėlių, bet čia vėl priklausomai koks dydis, koks patogumas, esmė jūs turite jaustis gerai. Ir aš jau sakau, kaip renkuosi spalvotesnės suknelės, kurios man štai visos labai gerai ir prilaiko krūtinę, ir jos pamaskuoja, ar kažkoks audiniukas krenta, bet jeigu, aišku, permatomas audinys, tai reikia liemenėlės, tai tada priderini prie suknelės spalvos, arba, o jau ten iš viso, jeigu kažkas tai nepatogu, nei suknelė, nei audinys, nei kažkas, tai aš tokių net neturiu suknelių, man turi būti viskas iš karto aišku, ar su liemenėlė, ar be liemenėlės, kaip kas gražiai iš karto turi kūną gražinti, nereikia ten kažkokių tai apatinių, kurie tenai suformuos, suspaus, pakels ar dar kažkaip, tai man turi būti iš karto gražu, nesvarbu suknelė, ar klasikinė, elegantiška, ar sportinė, ar kokia kitokia. Iš karto viskas aišku, bet aišku, mes čia esame pakviestos moteris rūpintis savo kūnu, tai pačiai irgi žiūrėkit, iš karto kaip gražiai įformuota, pavyzdžiui, yra krūtinės lasta visose. Čia lygiai taip pat yra irgi tokios įsiubos, krūtinė labai gražiai atrodo ir jeigu jūs pasižiūrėsit mano beveik visi video, labai daug kur aš esu iš viso apskritai be liemenėlės. Tai aišku, jeigu koks audinys, čia irgi ir krūtinė atsistato ir naitas, bet tai galima sakyti tik tai, jeigu tai yra audinys prigludęs pagal siluetą. Jeigu yra laisvas ant petnešėlių drabužis, tai bus nepatogu, nebus prilaikymo. Štai. Visos šitos suknelės galima labai drąsiai vilkėti be liemenėlių, bet vėlgi priklausomai, kur koks tai dydis yra krūtinės, ar kaip jums patogu. Tai ką, iki. Ir dar moteris mada yra, merginos moteris yra mada tokia, pavyzdžiui, žiūrėkit, tarkim ši suknelė, kartais atrodo tos juodos petnešėlės, tarsi nuo liemenėlės, jos visiškai tarsi atrodo netinka. Ir aš
Man mada yra tokia didžiulė laisvė, tai jūs irgi galite tą liemenėlę su suknelė tarsi kurti, žiūrėkit. Nėriniukai ir vos nerožinė su gėlytėm suknelė. Taip, čia yra kaspiniukas, bet daug suknelių ir be kaspiniukų, ovalinė derinti. Ir vėl visapusiškai man ar liemenėlė, ar suknelė, pati mergina moteris, nuo pakaušių iki pat pėdutės, kaip jinai susiformuoja tą stilių. Tai mada yra laisvė, kūryba ir kviečiu jumis kurti tą savo stilių, savo dieną ir nepamirškite pasirūpinti savo ir pačia tą krūtinės lasta, nes žinote, kas moteris yra. Netgi ne tai čia krūtinė, liemenėlė, kūnas yra, kad mūsų krūtinės oda, žiūrėkit, jinai ištisai su kakliuko oda ir paskui eina kartu su mūsų veido oda. Tai yra mūsų moters visuma.